Mėly kolegos, iš tiesų tai tampa gražia tradicija, kai ateinantis naujas Seimas priima įsipareigojimą tęsti užsienio politiką. Nes jeigu mes tų dalykų nesimsime, kaip tradicinio perimamumo, tęstinumo, tai žinoma, mes galime nueiti iki to, kad užsienio politika gali tapti skiriamuoju rinkimų kampanijos bruožų, kaip kartais tampa, bet tai nebūtų labai sveika valstybei. Tai džiaugiuosi, kad šita tradicija tęsiama ir toliau. Ir dabar apie techninį dalyką, dėl kurio aš iš esmės ir atsistojau. Gerbiamas Motuzai, praėjusį kartą, priiminėjant rezoliuciją dėl Sakartvelo, aš atkreipiau jūsų dėmesį, kad kažkaip sugebėjote išvengti liberalų parašo. Mūsų frakcijos narys Lydeka tuo metu buvo komandiruotė ir ta rezoliucija buvo parengta be liberalų. Liberalai buvo protingi, pabalsavo už šitą rezoliuciją. Ką dabar jūs darote? Šiandien teikiate dvi rezoliucijas ir tuo pretekstu, kad komitete nėra valstiečių žaliųjų frakcijos nario, jūs nutarėte ignoruoti šitą frakciją. Tai kur čia tas telkimo momentas, kur jūsų kaip diplomato patirtis, ateikite į frakciją, paprašykite frakcijos vadovo paanalizuoti, galbūt pridėti savo parašą. Dabar jūs vieną frakciją atstumėte, nepritraukdami jų prie autorystės ir aš jau matau, 2 klausimai, 3 atsisakė klausti, akivaizdžiai jūs sukuriate opoziciją tam klausimui, kurį formuluojate. Aš antrą kartą, tik šį kartą jau ne nuo šoninio mikrofono, bet iš centrinės tribūnos, prašau jūs, kaip komiteto pirmininką, užtikrinti rezoliucijų rengime visų frakcijų įtraukimą. Priešingo atveju jūs susilauksite, nevieningo balsavimo, jeigu taip švelniai pasakius, o kai kuriais atvejais gali būti ir skandalingos situacijos dėl jūsų nesugebėjimo ar galbūt nenoro sutelkti visus Seimo narius užsienio politikai, kalbant apie užsienio politikos tęstinumą. Tai paimti ir ignoruoti vieną iš frakcijų, atleiskite, tai praėjusiame Seime taip nebuvo. Tai padarykite išvadas, gerbiamas pirmininkė. Ačiū.